Drauge su senu automobiliu beveik visais atvejais žmonės nusiperka naujų problemų. Kai kurios jų neįgudusiai akiai sunkiai atpažįstamos, tačiau mirtinai pavojingos gyvybei. Top Gear su partneriais surengė unikalų eksperimentą ir atskleidė algoritmą, kaip automobiliai prikeliami iš mirusiųjų. Lietuva garsėja išskirtiniu naujų ir senų automobilių registravimo santykiu, kuris pastaraisiais metais buvo maždaug 1:20. Bendrovės Lietuvos draudimas ekspertų teigimu bendrosios techninės būklės požiūriu šiandieninių lengvųjų automobilių kritinis amžius yra 9-12 metų. Peržengus šią ribą, traumatizmo ir žūties rizika avarijos atveju pradeda intensyviai didėti. Nereikia būti Einšteinu, kad suprastum tiesioginę priklausomybę tarp automobilių amžiaus ir techninės būklės ir eismo saugumo bei žmonių gyvybių. Tačiau ir tai dar ne viskas. Situacija tampa ypač keblia, o grėsmė patirti sunkių traumų neišvengiama, kai į avariją patenka nenatūraliai susenusi ir korozijos apgraužta mašina, bet ratuotas Frankenšteinas. Tai yra po kokio nors incidento kelyje suknežintas ir metalo laužo krūva virtęs automobilis, vėliau prikeltas naujam gyvenimui, suklijuojant jį iš automobilių detalių rastų laužynę. Kadangi šis reinkarnacijos verslas generuoja didelės pajamas, viešoje erdvėje itin dažnai skamba teiginiai, esą tokios mašinos yra racionalus pasirinkimas, leidžiantis praktiškai visiems norintiems mėgautis judėjimo laisvę už kur kas mažesnę kainą. Tačiau ar taip yra iš tiesų? Norėdami išsklaidyti abejones, ryžomės viską patikrinti savo kailiu. Tai yra įsigyti tipišką Lietuvos transporto parko egzempliorių, kuris buvo patekęs į avariją ar kitokį incidentą ir patyręs pažeidimus, po kurių transporto priemonė negalėjo judėti savo eiga. Su projekto partneriais sutarėme tokį automobilį suremontuoti, panaudojant visas populiariausias ir garažinėse dirbtuvėse dažniausiai taikomas mašinų pardavėjų gudrybes, leidžiančias ateityje tikėtis maksimaliai didelio uždarbio. Vienintelis remonto reikalavimas – automobilis turi būti vizualiai patrauklus. Antras ir svarbiausias projekto etapas – kelionė į Vokietijos automobilininkų klubo ADAC centrinę laboratoriją Landsberg am Lech miestelyje, kur daugelis mašinų gamintojų išbando naujus savo modelius pagal Euro NCAP metodiką ir gauna įvertinimą garsiojoje 5 žvaigždučių hierarchijoje. Mūsų automobilio Frankenšteino saugumas čia būtų patikrintas pagal tą pačią Euro NCAP receptūrą, atskleidžiant, kokias traumas patirtų ir kokias galimybes išgyventi avarijos metu turėtų tokios mašinos viduje esantys žmonės. Po bemaž pusmetį užtrukusio susirašinėjimo su ADAC žmonėmis ir sąlygų derinimo, kovo viduryje gavom patvirtinimą, kad eksperimentą galime atlikti birželio 10 dieną. Kadangi niekas nieko panašaus lig šiol nėra darę, vokiečiai netgi sutiko atlikti ekspertizę, patys padengdami dalį išlaidų. Mat vieno automobilio daužymo testas atsieina apie 33 000 eurų. Pustrečio mėnesio pasiruošimui atrodė daugiau nei pakankamai. Todėl keletą savaičių ramiai dairėmės kabutėse tinkamai sukulto automobilio. Tačiau euforija sulig kiekviena diena tirpo, o įtampa dėl niekaip nerandamo pretendento augo. Vos tik atsirasdavo naujas egzempliorius, pasirausus jo nelabai švarios istorijos užkulisiuose, tekdavo viską pradėti iš naujo. Na, o jei mašinos praeitis būdavo kabutėse švari, dažniausiai paaiškėdavo, kad kaktomušą su kelyje pasipainiojusia kliūtimi savininkas laiko nedideliu įbrėžimu ir ketina pats ją pastatyti ant ratų. Transekstos ekspertas Ramūnas Vėlavičius pasakojo, jog asociacijos duomenimis nuo 2009-ųjų, kai įsigaliojo saugaus eismo automobilių keliais pataisos, reikalaujančios uždrausti eksploatuoti avarijose smarkiai aplamdytas mašinas, lig šiol iš 1266 beviltiškai suknežintų ratuočių net 170 bandyta sugrąžinti į gyvenimą. Paskutiniosiomis balandžio dienomis atrodė radom išeitį. Visus lietuviško svajonių automobilio kriterijus atitinkantis 5 serijos BMW gavusi apyžiaurį smūgį į priekinį kairį kampą, po kurio sukosi prieš laikrodžio rodyklę ir keleivio durelėmis taranavo stulpą. 98-aisiais pagaminto sedano su 3 litrų darbinio tūrio dyzeliniu varikliu ir automatinė pavarų dėže rinkos kaina maždaug 9200 litų. Lietuvos draudimo išvadose apie duženos likutinę vertę nurodoma, kad jis siekia maždaug 2700 litų. Išvados taip pat byloja, kad remontuoti mašinos nėra jokios prasmės, nes toks malonumas atsieitų mažiausiai 24 000 litų. Tuo tarpu meistras Algirdas, įkalbintas atlikti parodomąją chaltūrą, teigia, kad paruošti pardavimui mašiną būtų galima už maždaug 6-7 000 litų. Atrodys kaip saldainis, tikrai neatskirsit nuo normalios, tikino auksarankis mūsų partneris. Žinoma, mes ir patys prašėme, kad eksperimento dėliai automobilius būtų tvarkomas panaudojant visą blogąją remonto praktiką.
Nežinia, ar tuo metu švietė pilnatis, tačiau siekiant įgyvendinti susitarimus prasidėjo sunkiai sveiku protu paaiškinami dalykėliai. Nelaimėlio BMW šeimininkas, sutikęs su mūsų pasiūlytais 3000 litų, jau kitą dieną mistiniu būdu pradingo. Norom nenorom buvome priversti pakoreguoti pradinį eksperimento scenarijų. Protų audros seansas baigėsi sprendimu įsigyti sveiką automobilį ir patiems atlikti geležinę eutanaziją. Jau po minutėlės turėjome kandidatą – 3 serijos BMW Coupé, kurią šeimininkas buvo pasiryžęs perleisti už sumą, telpančią į mūsiškio biudžeto rėmus. Įsigiję jį, mėginome sugeneruoti įvairius automobilio nužudimo planus. Tačiau pasirodo, kai nori sudaužyti mašiną tyčia, kyla tikrai labai daug problemų. Desperatiškose bandymuose rasti geriausią išeitį padėjo meistras Algirdas. Jo teigimu, beveik visus sumaitotos mašinos kėbulo fragmentus vis tiek teks išpjauti ir jų vietą įvirinti iš sąvartyno parsigabentas analogiškas detalės. Būtent taip elgėsi absoliuti dauguma garažininkų ruošiančių ratuotas duženas pardavimui. Nieko nelaukdami, po kelių valandų nuo įsigijimo BMW 3 išardėme ir pakišome po metalo pjovimo įrangą. Ištiesintą geležį atpažįsta net ir neįgudusi akis, o suvirinimo pėdsakus galima paslėpti taip, kad pirkėjas patekės visomis pasakomis apie buvusio šeimininko pensininko savaitgalines keliones iki bažnyčios ir atgal. Tačiau būtent laikančiųjų konstrukcijų virinimas, nepaisant technologinių siūlių, oro saugos pagalvių, saugos diržų įtempiklių pašalinimas ir kai kurių kitų taupymo triukų naudojimas radikaliai keičia automobilio pasyvaus saugumo savybes. Galiu tai nesunkiai įrodyti, dėstė meistras Algirdas. Jo pasiūlytas planas kaip du vandens lašai panašus į plačiai paplitusią liaudės medicinos praktiką. Supjaustyti BMW į 8 skirtingo dydžio gabalus, įskaitant ir visišką priekinės dalies atskirimą nuo galo, o po to su virinimo aparato pagalba reanimuoti vargšą kupė. Visiškai paruoštas eksperimentui ADAC laboratorijoje, automobilis tviskės tarsi pirmą kartą susiruošęs į mašinų turgų. Jo odometras rodys ankstyvo jaunystę liudijančius rito skaičius, o prietaisų skydelio indikatoriai švies net neįtardami, kad trečiukas nebeturi nei vienos oro saugos pagalvės. Kągi, yra tik vienas būdas sužinoti, kas yra teisus. Išsamus reportažas apie tai, kaip automobilis buvo vėl surinktas į vieną visumą ir kokie buvo eksperimento ADAC laboratorijoje rezultatai, jūsų lauks kitame Top Gear numeryje ir antroje Geležinių spąstų serialo dalyje.